Sveiki, esu Ieva Kirkilė, vaikų ir jų tėvelių psichologė. Ir šiandien kalbuosi su jumis itin aktualia tema apie tai, kas yra vaikų nesėkmės baimė. Tikriausiai esate girdėję iš savo mažųjų tokias frazes kaip "man nepavyks", "aš negaliu", "aš nemoku", "ai, man nusibodo šitas žaidimas, eikime pažaisti kažką kito". Dažniausiai šias frazes mes išgirstame tuomet, kai mūsų mažiesiems iš tiesų kažkas nepavyksta ir kažkas nepasiseka, kai jiems nepavyksta pasiekti to rezultato, kurio jie tikėjosi. Ilgalaikėje perspektyvoje nesėkmės baimė gali lemti perfekcionizmo polinkį, gali lemti tai, kad vaikui išsivysto depresija, padidėja nerimas, stresas, prasideda nemiga. Tad mano tikslas pasidalinti su jumis instrumentais ir būdais, kaip užkirsti tam kelią ir kaip padėti mūsų mažiesiems realizuoti savo turimą potencialą šiame gyvenimo kelyje. Nes nesėkmė tai yra tik mažas žingsnelis didelių siekių ir didelės sėkmės link.